Kalbame ir pristačiau ką tik apie bendradarbiavimo temą ir savybę, kaip bendradarbiaudama moteris gali išskleisti save kaip moterį, išskleisti savo moteriškumą ir palengvinti savo gyvenimą. Nes tikrai moters svarbiausia užduotis eiti lengvai atsipalaidavusiai į tą gyvenimą, kad ji kvepėtų kaip gėlė, ar ne? Ir turime klausimą, ką daryti, jeigu papuolu į nesąmoningų moterų kolektyvą, kurios visos linkusios stipriai konkuruoti ir kreivai žiūri, jeigu nemėginu to su jomis daryti. Taip, mes kalbėjome, kad dabar socialinė erdvė yra paremta ant vyriškos energijos pamato, tai reiškia konkurencija, tai reiškia vertinimas, mm, bėgimas, rungtyniavimas, lenktyniavimas ir moterys yra to išmokusios labai stipriai. Jos keliauja į išorę ir bando varžytis, bando konkuruoti ir taip pučia tarsi prieš vėją, vietoj to, kad jinai galėtų grįžti į save ir žiūrėti, kaip jai lengviau ir paprasčiau gyventi, kaip jai maloniau gyventi ir eiti į visišką atsidavimą ir bendradarbiavimą tiek su savim, tiek su aplinka. Ir ką daryti, jeigu papuolu į tokių moterų kolektyvą, išlikti ištikimai pačiai savo. Aš suprantu, kad galbūt kažkuriuo laiku bus nepatogu, bus jautru, ypatingai jeigu moteris labai mėgsta, ar ne, vertinti viena kitas, apkalba vienas kitas. Tačiau jūs galite mylėti save tiek ir pasitraukti iš tų apkalbų rato, nebūti tame arba vesti kalbas tokias, kokios jums mielos, ar ne? Ir tas nesąmoningų moterų kolektyvas greičiausiai rodo tik tais tam tikrus dalykus, kurie dar yra likę pas mane. Ir kai aš pradedu pamatyti ir eiti per bendradarbiavimą, nes čia irgi yra kito lygio ta pati tema, aš bendradarbiauju su pasauliu ir esu atvira, kad jisai man rodo, kaip aš galiu būti nugalėtoja ir laimėtoja. Tai pavyzdžiui, jisai rodo, kad jeigu šalia manęs yra labai konkurencingos moteris, galbūt aš vis dar turiu savyje viduje konkurencijos. Ir aš vis dar vertinu ir konkuruoju ir bandau čia kovoti ir kažkaip tą pasaulį, nors išoriškai aš jau galbūt nebe taip tai rodau, bet viduje kažkuri mano tapatybės dalis dar labai prisirišusi prie tos konkurencijos ir tarsi tų titulų, kuri daugiau turi, kuri labiau gali, kuri labiau stipriau moka, ar ne? Tai mūsų aplinka atspindi mūsų vidų ir viskas, kas aplink mus vyksta, vyksta dėl mūsų pačių augimo ir supratimo apie save. Mes esame tokioje mylinčioje aplinkoje, kad jinai tik tais rodo, kaip mes dar galime gražiau gyventi savo gyvenimą. Tai jeigu aš papuolu tarp tokių moterų, jos greičiausiai man kai ką rodo. Ir kai aš identifikuoju tą savyje savybę, kad aš pati labai noriu konkuruoti ir noriu, kad mane įvertintų ir aš su ja nuoširdžiai pradirbu ir paleidžiu, tada ir tos moteris nebe taip greičiausiai žiūri. Tai va čia reikėtų žiūrėti visame didesnėme kontekste, ar ne, visą šitą situaciją. Tačiau pirminis aspektas yra išlikti savo ištikimai ir tikrai neiti į konkurenciją. Esu ne kartą patyrusi pati, kai bendrauju su moterimi ir moteris išsigąsta arba eina į konkurenciją ir į savo tiesos apgynimo poziciją, įsivaizduokit, tai ir yra konkurencija. Aš noriu apginti savo tiesą, savo žinojimą. Niekaip negalėčiau laimėti ir jai papasakoti, kaip yra ir kitoje pozicijoje arba iš aukščiau, ar ne, jeigu aš eičiau tuo pačiu įrankiu konkuruodama. Aš turiu visiškai pasinerti į besąlyginės meilės bendradarbiavimo poziciją, ar ne, ir tik tais tada jinai pradeda girdėti mane. Nes jeigu mes abidvi sustojam ir aš noriu apginti savo tiesą ir jinai, pasidaro labai sunku, pasidaro kova. O bendradarbiavimas viską sprendžia. Sprendžia didžiausius konfliktus, randa išeitis, suranda kampus, kurie nebuvo matomi, kad mums visiems būtų gera, visoms būtų gera. Tai vat bendradarbiavimas atrodo tokia paviršutiniška savybė, galbūt jos net nereikia sureikšminti, tačiau aš labai skatinu kiekvieną moterį į ją pažiūrėti šiek tiek rimčiau ir atsakingiau.